9 atvyko medžio genėtojai. Vileišio 15-4. Esu pagyvenęs žmogus. Aš jau kurį laiką stebiu šitą idiotizmą Vilniaus merijos. Čia priešais mūsų langus yra medis išpūvęs. Iš to medžio reiškia kažkada nupjautų šakų vietų išpūvusi augo grybai. Mes čia stebim šitą košmarą. Savivaldybė atsirašinėja, kad čia reiškia medis sveikas. Aš esu pats biologas. Išklausęs mikologijos kursą, buvęs praktikoj botaniniai, susipažinęs puikiai su grybais. Žinau, kas čia yra, kas čia per medis, kaip jisai, tas medis. Šiaip tai yra auksalapis klevas, išpūvęs, jokios praktinės reikšmės neturintis. Prieš 15 metų vieną mašiną praradau praktiškai, ant jos užgriuvo medis, augantis gretimame kieme. Ir labai jautriai stebiu šitą visą reikalą. Tai jau kelintas kartas, antras. Atvažiuoja kažkokie tai idiotai. Su pjūkliuku rankiniu ir to medžio supūvusiu. Nupjauna kelias šakelės. Be jokios abejonės, kad tas medis anksčiau ir vėliau nulūž, sulaužys, sudaužys keletą mašinų stovinčių apačioj. Šiandien tai buvo parašyta, kad nestatyti. Kiemas tuščias. Čia pilna mašinų. Tai dabar ta komedija. Užpernai vyko ta pati komedija. Vėl kreipiausi į savivaldybę. Šiais metais nieko. Ir nuotraukas pridėjau. Tų grybų visų augančių išdaviau. Nulis rezultatas. Atvažiavo kažkokia tai firma bepročių. Turm Service. Turm Service. O šitą Turm Service, Durn Service. Tai šitie bepročiai, reiškia dikaduoniai, parazitai socialiniai, kokiais dalykus. Čia gali krūmelį papjaustyti kažkur tai skverę, dar ką nors, bet ne tokia gigantiška medį supūvusi. Taip jie prižiūri. Aš nesistebiu, nes Vilnius tai turi beprotį merą, kuris, reiškia, dabar kalba apie Neries gilinimą, transportą, karo atveju evakuacija žmonių Vilniaus gyventojų Nerimi. Žinot, tai yra visiškas beprotis žmogus, nieko neišmanantis, neturintis jokio išsilavinimo, kvailys ir matyt siekintis apsivogti. Prisivogti pinigų iš visų darbų, jis sako, vežiosiu dabar žmonės su laivais į darbus. Taigi sveiko proto žmogus supranta, kad čia yra bepročio haliucinacijos. Bet tai ką norėti? Jeigu mes turime ir prezidentą ne visiškai adekvatų. Kaip suprasti, jeigu ekonomistas ir ima šnekėti, kad jis visą tą rezervą, kur centrinis bankas turi tam, kad leisti eurus, jisai fantazuoja, kad gali atiduoti mums, kad mes pradėsim čia naudoti gynybai, pirkti kažkokius tai tankus. Tai tiesiog irgi taip pat, reiškia, žmogus arba visiškai neadekvatus, arba visiškai nežinia, ką studijavo. Ir kai sako, kad jis ekonomistas, tai čia yra siaubas grynas. Tai aš gamtininkas, biologas, reiškia, biomedicinos daktaras suprantu, kaip atsiranda pinigai, kaip bankas emituoja pinigus. Tai reiškia, žmogus dirbęs banke, patarėjų, nesupranta šito. Arba skaito visus uždurniais, bet man atrodo, kad ne visus uždurniais skaito. O pas yra visiškas durnius. Tai taip yra. Tai mes turim dabar šiandien stebim komediją. Kaip jauna kvailys šitas užlipęs ant tos liulkas. Su rankiniu pjūkliuku jisai medį geni. Ir kas tos dvi šakelės? Kam čia švaistomi pinigai? Imituojamas darbas. Važinėjama po kiemus. Visą šitą komediją. Aš dabar nufilmuosiu. Turėsiu dokumentą, kaip, reiškia, genimi medžiai Vilniaus mieste. Tai matot, galimieji žiūrovai, kokiam idiotų mieste mes gyvename. Tai čia sostinė.
Tai čia Lietuvos sostinė Vilnius, idiotų miestas. Dar kartą parodysiu, va tas dreves. Čia yra drevės, įsišakojimai ir truputį viršų iš vienos, iš dešinės ir iš kairės yra baisios drevės, iš kurių, reiškia, vaisiakūniai grybų paskui pasirodo nusirpę, gražus. Tarp kitko galima ir valgyti juos. Tai vat Vilniaus nūdienos. Vilniaus nūdienos. Ir vat beprotis su šituo, nu aišku, tam bepročiui pasakė, sako, tu apginėk, nu tai jisai va taip, va 2 šakelės nupjaus. Nu baigiu šitos komedijos filmavimą, nėra čia ką filmuoti daugiau, nieko čia nepadarys. Nieko, čia tuščias užsiėmimas. Tai vat imitacija darbo. Imituoja darbą Vilniaus meras, imituoja darbą mūsų prezidentas ir visą Lietuvą. Rytamės į bedugnę, nes kur be pažiūrėsi, o lygiai tas pats. Aš prisimenu sovietinius laikus, reiškia, būdavo ten tokių dalykų, kai kelią po kelis kartus tvarkydavo, ką tai darydavo, tokius beprasmius darbus. Ir atrodė, kad bus kapitalizmas. Tai viskas pasikeis, kad nebebus tokios beprotybės. Ne, tos beprotybės nesumažėjo, jos dar padaugėjo nepaprastais tempais valstybės išvogimas ir va tokių beprotysčių darimas. Tai čia simbolis yra beprotystės ir mūsų kracho valstybės. Kadangi, reiškia, durniai valdo, durniams komanduoja, o durniai va taip jauna šakelės. Nu tai ką, ačiū labai už dėmesį.